Sveiki. Čia atvira Lietuvos universitetų žinių lyga lyderiai. Iki finalo liko tik keli susitikimai. Dar nieko nėra aišku, kurios komandos iškovos teisę rungtis finale. Šiandien abi komandos, kiek suprantu, turi teisę žaisti. Finalo laimėtojams, kaip žinia, atiteks pagrindinis žinių lygos prizas Kirsolinė piramidė. Na ir šiandien susitinka šio sezono atradimai, tai viršio pavadinti, tai Vilniaus licėjaus komanda. Ten komanda su direktoriumi Rugilė. Jau Rugilė įsidėmėjo visi. Ir Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos instituto komanda. Sveiki, esu Žygimantas Kapočius iš Vilniaus licėjaus, su humanitarus. Labas vakaras, esu Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius, taip pat istorijos mokytojas. Labas vakaras, esu Eidvilė Banytė, groju būgnais ir domiuosi politiką. Sveiki, aš licėjaus trečiokė Rugilė, kuri mano, jog jos gyvenimo kelias galbūt yra biochemija. Sveiki, esu Jonas Survila, baigiau Vilniaus licėjų ir politikos mokslus Vilniaus universitete, šiuo metu dirbu vyriausybėje. Labas vakaras, esu Gediminas Balkys iš Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos instituto sistemų analizės skyriaus. Esu doktorantas ir darbuotojas, domiuosi informacinėmis technologijomis. Labas vakaras, esu informatikas Vytautas, kolekcionuoju saulėlydžius. Sveiki, aš esu Šarūnas Dirmeikis iš matematikos ir informatikos instituto. Taip pat studijuoju ekonometrijos magistrantūroje Vilniaus universitete. Esu Raimondas Malukas, Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos instituto darbuotojas ir doktorantas. Groju gitarą ir žaidžiu bridžą. Labas vakaras, aš esu Dainis Dzinzalieta, aš esu matematikas. Taigi, kaip visada, pradedam nuo įžanginio klausimo, kuris lemia, kuri komanda pradeda rinktis pirmoji temas. Taigi dėmesio. Ši sporto šaka nuo 1900 iki 1920 buvo olimpinė. Taisyklėse numatyta, kad susitinka dvi komandos iš 8 žaidėjų, kurių bendras svoris neturi viršyti nustatytos klasės normos. Žaidėjai nutolio vienas nuo kito per 10 cm. Ką jie visi laiko rankose? Tai yra virvė. Na taip, tai virvė. Temą renkasi Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos instituto komanda. Aš tik žiūrovams primenu, kad žaidžiam pirmąjį etapą, kuriame minutiniai klausimai. Kiekviena komanda po to rinksis po 4 klausimus, už teisingą atsakymą 5 taškai, jei atsakymas neteisingas, klausimo atsakymo teisė perinti kitai komandai, bet jie jau gauna tik 2 taškus. Taigi pradedam. Matematikos ir informatikos instituto komanda renkasi temą. Mes renkamės temą asociacijos. Klausimo autorė Miglė Dranseikaitė. Ji pateikusi klausimą galvosūkių pasaulio kelių ir jai atitenka šio konkurso prizas. Sveikinam Miglę Dranseikaitę. Ir klausimas toks. Kas sieja šias iliustracijas? Minutė. Machima, titanijum. Pašto ženklai dabar. Ispanija, Estija. Čia yra Portugalija, tai prasme, buvus teritorijos Luzitanija, ankstesnis senas pavadinimas. Gal yra koks nors žmogus? Estas galbūt žmogus. Čia palaksai, Estija, Ispanija. Galbūt yra Luzitanija, Titanikas būtų laivai, tai prasme, garsus. Ne, Titanium. Čia Titanium. Titanikas būtų Luzitanija. Paskendėliai. Ir Estonija būtų laivai garsus. O kas Nachimovas buvo tas laivas? Matai, čia laivai. Admirolas, kur buvo, matyt, karas, kur nuskandinama. Čia turėtų būti šitas, kad su laivais nuskendas. O tas vaikas per... Čia yra toks kažkoks laivas, man atrodo, kur vokiečių, kur nuskenda, kur 9 000 ar 10 000 žuvus, tai gal koks nors jo vardu. O Svirija aš nežinau, tiesiog. Nu, tiesiog nuskendė laivai, sakyti, ir viskas. Minutė praėjo. Tai, brangieji, prašom. Mes manome, kad šios iliustracijas sieja garsus laivai, tokie kaip Titanikas, Luzitanija, Estonija ir kiti. O kas tuos laivus sieja?
Nuskendę yra. Sutikit, kad tai esminis pataisimas, kurio jūs nepasakėte, ne? Kad Titaniką visi žino. Visi trys šitie yra pakankamai Estonija, būtent tuom ir garsus, kad jie yra jų skendimo aplinkybėmis. Nuskendė laivai. Nuskendė dideli laivai. Nuskendė įžymus laivai. Taip? Taip. Na ir kur jūs matote tai dabar? Kažkokie pašto ženklai kažkokie. Pakomentuokit. Šitie laivai galbūt arba buvo mažiau žinomi, arba tiesiog mes nesusijėjome jų su konkrečiais laivais, bet 3 iš jų pakankamai žinot. 3-4. Žodžiu, turim šansą palikti licėjaus komandai, kitus 3 komentuoti, taip? Nes jūs 2 ar 3 nepakomentavot. Taip. Bet mes Vilniaus licėjaus komandai neduosim teisės komentuoti, nes tai nuskendė dideli laivai. Sveikinam. Ir ko jūs neidentifikavote, tai Vilhelmo Gustlofo, tai yra nacistinis Vokietijos laivas, kurio katastrofai žuvo daugiau kaip 9 000 žmonių. Vėliau Goja yra matom, tai 1945 metais virš 7 000 žmonių. Nu, po to Estonija, Lusitanija, Titanika, jūs žinojate. Na kągi, sveikinam, 5 taškai. Tema renkasi Vilniaus licėjaus komanda. Licėjus renkasi valstybės. Klausimo autorius yra Mantas Stirbys. Jis laimi jau 3 prizą šį sezoną, kurį šį prizą įsteigė Galvosūkių pasaulis. Taigi, kas jie šias valstybės? Airija, Brunėjus, Danija, Dominikos Respublika, Gambija, Haitis, Jungtinė karalystė, Kanada, Kataras, Lesotas, Monakas, Papua Naujoji Gvinėja, Pietų Korėja, Portugalija, Rytų Timoras, San Marinas, Vatikanas. Minutė. Žiūrėkite, čia yra absoliutus chaosas. Ar jos išvardintos jos apsuptos vienos valstybės yra. Pavyzdžiui, Vatikanas apsuptas Italijos, San Marinas apsuptas Italijos, Rytų Timoras, Indonezijos, Portugalija, Ispanijos, Pietų Korėja, Šiaurės Korėjos, Papua Naujoji Gvinėja. Turi vieną valstybės sieną. Turi vieną žemyninę sieną. Turi vieną žemyninę apsuptos. Taip, kaip Monakas, Lesotas, Kataras. Bet jos turi vieną žemyninę kaimynę. Monakas vieną kaimynę jos turi šiaip. Tai apsuptos. Tai gal stabdom. Neturėsime. Puiku. Minutė. Taip, tai mes stabdome laiką ir atsakinėja Žygimantas. Prašom. Taigi, profesoriau, mes spėjame, kad, tiksliau esame įsitikinę, kad visos šios valstybės ribojasi su viena valstybė. Pavyzdžiui, Airija ribojasi tik su Jungtinė karalystė ir atitinkamai Jungtinė karalystė tik su Airija, Brunėjus tik su Indonezija, Danija tik su Vokietija ir taip toliau. Atsakymas, ribojasi tik su viena valstybė, taip? Taip, žemynė. Žemyninė. Taip. O kaip galim su vandeninė? Na, pavyzdžiui, Danija kitoj pusėje sąsiaurio yra Švedija. Jos sujungtos tiltų, bet jos neturi sienos. Jos turi jūros sieną. Taip, jūros. O, jūs čia tiesiog peržengėt visus mano lūkesčius. Jūros, sienos. Neskaičiuojam. Na ir ką? Šiuo atveju bus priekaištai kam? Nu, turbūt jau kas mums belieka. Man tu Stirbiui. Kad per lengvas klausimas. Taip, sveikinam. Taip, šios valstybės ribojasi tik su viena. Ir aiškiai sugalvoju, priminkit vardą? Žygimantas. Žygimantas. Sveikinam, Žygimantai. Pats girdėjau, kaip pats pasiūlė šį sprendimą. Šaunu. Taip, tema renkasi matematikai ir informatikai. Mes renkamės temą kinas. Šiuolaikinių lietuviško kino kūrėjai neretai šaiposi iš senosios kartos kinematografų mėgtų specifinių planų. 3 berželių, rūkančio partizano ar sustingusios svirtės kartės prie seno šulinio.
vis dėlto pastaroji rūpi ir šių dienų lietuviško kino statytojams. Kodėl? Minutė. Sustingusios svirties kartės. Tiesa, iškart priduriu, ir šį klausimą jums pateikė... Gerai, nesvarbu. Čia galbūt galima kamerą nesakysiu, teisingai. Taip kamerą nuleisti. Aš pagalvoju, kad čia galvosiu surprizas. Ne. Ta kamera tokia. Ta prasme, galbūt... Tai ten kažkur nusikiloja. Galbūt, sakau, yra ant kamerą pakabinta, kaip grina lygiai toks pačias svirtis. Bet ar čia gali būti, kad sustingusios svirties kartės prie seno šulinio? O šulinys čia yra svarbu galbūt? Ne. Ar gali būti? Šulinis gal nesvarbu, kadangi pastaroji pasakyta vien Ai, tik pastaroji. Bet patikimas per šulinio. Stingusios svirtis. Judančius kamerą. Patalpa šaiposi. Ne, šiaip šaiposi. Prie seno šulinio. Kodėl šaiposi? Statytojams. Bet žiūrėk, būtent lietuviško kino statytams. Tai čia gal šaiposi. Aš siūlyčiau jūs pirkti minutę, nes drįčiau manyti, kad kai ką girdėjau, o kai ko negirdėjau. Ir man atrodo, kai rėšit pro šalį. Mes manome, kad atsakymas yra tai, kad tokias svirtis ar panašias visiškai. Principas yra beveik toks pat, kokį naudotų operatoriai judindami kameras, pavyzdžiui, keisdami ten poziciją rauštį. Ir dėl to, svirtis galbūt nėra priešais kadrą, bet jinai yra už kadro. Ir dėl to svarbu, norint pavaizduoti efektą, kad judėjimą. Kaip čia, daiktas? Svirtis yra reikalinga šiuolaikinio kino kūrėjams. Taip? O čia man tai mislėjau. Ir vėl tada aš esu sugalvojęs principėlį tokį. Kai atrodytų jau beveik, bet dar ne iki galo. Kreipiuosi į oponentus. O kokią turit jūs atsakymą? Iš tiesų mūsų versija būtų kaip ir labai panaši, tik mes gal norėtume pabrėžti, kad ta kine naudojama svirtis yra būtent ir vadinama, kad šulinio kartimi. Tai toks vat. O vadinama? Šulinio kartimi. Svirtimi kartimi. Bet jeigu jie išmastė, kad šiuolaikinio kino kūrėjams vis tiek rūpi tas svirties principas, sutikite, kad esmę jie pasakė, o šiuolaikinio kino meno pagrindinis konkursas su apdovanojimais vadinasi, kaip mėlėjai, sidabrinė gervė. Štai ko norėjo iš mūsų sidabrinės gervės organizatoriai, kurie šiais metais tikina, kad apdovanojimai vyks gegužės 13 dieną. Dėkingi jiems už klausimą. 5 taškai priklauso informatikos institutui. Na, bet vis tiek gerai pasielgiam, turbūt taip. Gerai. Tema renkasi Vilniaus licėjaus komanda. Mes renkamės temą literatūra. Lietuvių literatūra 1933 metais pirmą kartą taip paveikė Raudonojo kryžiaus organizaciją. Po 2 metų Švietimo ministerija, vėliau Sakalo Spindulio spaustuvės, Katalikų veikimo centras, Ukmergės miesto visuomenė, Lietuvos kariuomenės vadas ir taip toliau. Tai buvo būdinga išeivijai, sovietiniai Lietuvai, tai būdinga ir dabarčiai. Neretai net pasakom, kad to jau akivaizdžiai per daug. Apie ką taip kalbama? Gal reklama gali būti... Bet ar literatūra? Bet Katalikų veikimo centras, ta visa Katalikų bažnyčios kronika. Spauda pati kaip reiškinys, sako? O dar žiūrėkite, jeigu mecenavimas ir šalpa. Pirmą kartą. Bet jos negali būti, sakoma. Per daug. Gal yra, žiūrėkit, yra terminas savilaida, kai patys, arba dabar, pavyzdžiui, patys išleidinėja, patys autoriai. Galbūt leidyklos. Tas jų yra virš 200, normaliai veikia tam kelios. Ir iš tiesų sovietiniai paveikė Raudonojo kryžiaus organizaciją. Bet čia kodėl Raudonojo kryžiaus? Nes aš manau, kad kažkas su savilaida, kad patys leido, kaip kokie katalikų kronikos ar ne buvo. Ukmergėj kažkokie gal slaptos. Būdingos visokie periodiniai. Akivaizdžiai per Apie ką taip daug. kalbama? Apie periodinius leidinius? Na, apie periodinius leidinius turbūt. Galbūt Bandom šitą versiją laikyti. periodiniai leidiniai. Sakysim.
Na, laukiam. Na, mes manome, kad čia yra kalbama apie periodinius leidinius. Periodiniai leidiniai? Taip. Kuriuos leidžia Lietuvos kariuomenės vadas. Lietuvos kariuomenės vado laikraštis, taip? Kariuomenė žurnalą gali turėti? Gali. Karys, pavyzdžiui. Bet karo vadas? Abejoju. Periodinė spauda, taip? Na ir nesutinku su atsakymu. Jau iškart pirmojų tokių teiginių pastebėjau, kad kažkur čia yra Gal tikrai bus reklama. netikslumas. Galėjo būti daug kas, bet kažvėl vardėjama labai konkrečiai, atkreipkite dėmesį. Eilės tvarka. Šansą turi matematikos ir informatikos instituto komanda. Mes turime variantus, kur irgi neturime užtikrintųjų. Ir kurį? Daugiskaitos Ir nereikia. manome, kad galbūt tai juos sietų literatūrinės premijos. Ir kaip jūs čia motyvuojate dabar literatūrinės premijas? Nu, skirdavo tos organizacijos premijas. Sakalo premija tikrai buvo, žinau, ir kitos. Sakalo premija, tikrai žinot, ko buvo. Taip. Dabar Lietuvoje yra daiktai su Šventu Jeronimu susiję, su frankofonų literatūros jaunųjų kažkuom, su Cvirkos, Brazdžioniu, Vinco Rasteniu ir taip toliau vardinsiu, jau pamatysim atsakymą. Jų yra, manoma, kartais, kad akivaizdžiai per daug. Akivaizdžiai per daug literatūrinių premijų. Ir atsakymą. Iš nedidelės užuominos iš tikrųjų atrastas atsakymas. Na ir manyčiau, kad atsakymą, žiūrėkit, kiek mes turime literatūros premijų. Čia ne visos. Nu, jo labiau ne visos. O ką dar? Aš pat žinau, kad yra Simono Daukanto literatūrinė premija ir taip toliau. Kai štai 2 taškai keliauja matematikos informacijos instituto komandai. Tema renkasi, jie renkasi. Mes renkamės temą pastabumas. Šis Hanso Holbeino jaunesniojo paveikslas, Ambasadoriai, dažnai pristatomas kaip vienas ryškiausių vanitatis, tuštybių tuštybė, arba memento mori, prisimink mirtį, krypties pavyzdžių, tapyboje. Kas paveiksle tai rodo? Čia yra nacionalinė galerija. Čia yra šaunų palikti kaukolė, kuri vadinasi tenais anamorfozės metodų nupaišyta. Tai yra toks iškreiptas. Iš esmės, tik tai tam tikrų kampų matant, išžiūrėtum kaukolę. Dėl perspektyvos. Dėl to, kad yra dvimatis. Išnaudoja, kad yra dvimatis. Ne. Aš mačiau. Gali būti. Tai nežinau, gal galim parašyti. Paspask, jo. Kurio čia vieta? Bandot atsakyti? Tai, nors temos pavadinimas buvo pastabumas, bet mes žinojame atsakymą. Oho. Čia iš tikrųjų yra apačioje, galbūt galiu ateiti ir parodyti paveiksliukę. Prašau. Kaukolė, kuri matosi tik tam tikrų kampų, žiūrint, iš tam tikros vietos. Dabar nesu tikras, iš kokio kampu tiksliai, bet čia kaukolė ir jinai būtent primena apie mirtį. Kaukolė priminanti mirtį. Ir papasakokit, iš kur jūs žinojate, ką nors apie tai? Aš mačiau nacionalinėje galerijoje, o jisai žinojo, nežinau iš kur. Aš neprisimenu, iš kur žinojau. Ne mūsų nacionalinė, Londone. Ir tikrai manote, kad ten kampų pažiūrėjus pasimato kaukolė? Tikrai. Dažniausiai cituojamas anamorfozės principų, taip vadinasi, kai ženklas įtapytas į paveikslą, kažkokią suteikia prasme. Ir iš tikrųjų, paveikslo pranešimas staiga pasikeičia, kai tik ši elementas yra teisingai išvelgiamas. Toks tiesmukiškas pranešimas Ambasadoriai, o iš tikrųjų paveikslo apačioje yra nutapyta tik tam tikrų kampų matoma deformuota kaukolė. Puikus atsakymas.
Apeliuojama buvo į pastabumą, o matematika ir informatika žinojo. Taip, tema renkasi Vilniaus licėjaus komanda. Mes renkame stebėjimus. 1965 metais amerikiečių ir indų ekspedicija kopė į Nanda Devės kalną, Himalajuose. Aukštas kalnas. Jie turėjo plutonio baterijos maitinamą stebėjimų įrangą. Nuo kalnų viršūnės buvo tikimasi stebėti dalį Kinijos teritorijos, kur atkarčiais vyko kai kas svarbaus tiek Jungtinėms Amerikos valstybėms, tiek Indijai. Ką turėjo stebėti šis įtaisas? Yra vienas versija brandolinių bandymų. Jie turėjo plutonio baterijos maitinimą. Kažkur turėjo bus kažkas konkretesnio. Radioaktyvius debesis. Ne, bet tuo metu, atsiminkit, vyko šaltasis karas. Ir praktiškai brandolinius bandymus. Taip. Ten tose dykumose. Svarbaus tiek JAV, tiek Kinijai. Taip, aš manau, kad vienintelė logiška versija. Kas dar galėtų būti? Dar būtų per anksti visokie. Kaip tik tada pradėjo kinai tą daryti. Kaip tik tą daryti, būtent tais metais. Aš manau, kad konkrečiau. Brandolinius bandymus. Turėjo stebėti, ar vykdomi bandymai pagal radiacijos tam tikrą paplitimą. Tiesiog ar vykdomi brandoliniai. Ką turėjo stebėti? Brandolinius bandymus. Brandolinių bandymų vykdymą kažką. Laukiam. Tai mes manome, kad šis įtaisas turėjo stebėti, ar buvo vykdomi brandoliniai bandymai. Teritorijoje. Būtent tada nuo 65 kinai pradėjo brandolinės programas. Stebėti Kinijos brandolinių ginklo bandymų galimybės kažkokios tai atsiranda nuo aukšto kalno. Priimam atsakymą. Prietaisas dingo po to kartu su plutonio baterija. Manoma, kad jį nunešė sniego lavina. Dėl to Indija iki 74 metų buvo uždraudus keliauti šio kalno apylinkės. O šiame kalne norima buvo stebėti ir regi stebima Lopnoro dykumoje, tai yra Kinija, Kinijos brandolinius bandymus. Sveikinam! Taigi taškai švelnina licėjaus komanda rezultatą. 17-10. Šaunuoliai. Taip, tema renkasi. Mes renkamės temą. Informatikai, matematikai. Mes renkamės temą radiniai. Viena amerikietė per 30 darbo metų mėsos ceche apdorojo apie 80 000 kalakutų. Dabar sakytume, kad šie kalakutai buvo auginami ekologiškai, nes lesiojo pievose. Bet per tą laiką kalakutų skilviuose jie aptiko daugybę akmenukų. Iš jų 32 buvo ypatingi. Kodėl čia akmenukai verti muziejaus? Minutę. Iš kosmoso. Iš kosmoso? Meteoritų liekanas? Nu ką žinau, tai čia vienas iš variantų. Arba galėtų būti šiaip. Į dantis kažkaip panašus. Meteorai, tai gana dažna, kad vienam Žiūrėkit, atrodo kaip dantis kažkokia yra, kaip sakant, titnago dirbiniai iš praeities. Matų dažnas tokie. Jo, gali būti. O, šitie? Jo, tai... Tai sakyti, galbūt meteorų geras, bet vis dėlto turbūt Tai retai. Kaip sakant, viena moteriškė. Bet sakyti, per 30 metų. Ne, bet į muziejų... Tai vis vienam kiek retas. Niekas nedės. Niekas nedės, ir taip. Galų galą neatskirs, ko gero. Taip. Nu gal, bet, pavyzdžiui, į rydžio pilną ten būtų. Ten yra kažkas, va, tai kraštinį, pažiūrėjau, kažkas apdirbta yra. Nu, panašu istorijos Angalija, žodžiu, kultūrų dirbiniai, sakau, su naujų. Seniai kultūrų. Tai gal Vytautas norės kultūros dirbiniai. Taip, laukiam atsakymo. Mes manome, kad šie akmenukai buvo ypatingi, nes juos apdirbo senovės žmonių rankos. Ką užrašom? Trumpą atsakymą. Žmonių apdirbti akmenukai. Senovės žmonių. Senovės žmonių apdirbti akmenukai. Visada man tokie atsakymai šiek tiek uždeda tokie užuominą.
Įrankiai paminėjot. Jūs turite ką? Reiškia, tai yra archeologiniai radiniai ir kad tai yra ne šiaip archeologiniai radiniai, bet kad tai yra dantys iš tiesų. Kas tokie? Dantys. Nu, atmėlėjai, ir nepriimu jūsų atsakymo. Nes tai iš tikrųjų ne dantis, o strėlių antgaliai. O tai yra, bet kuriuo atveju, matematika yra arčiau teisybės. Nes tai strėlių antgalis ir galim parodyti, kaip atrodo jų neapdoroti antgaliai. Ir kaip atrodo kalakutų strandžiuose apdailinti. Tai mėlyjei sutikite, kad jūs nebuvote arčiau. Aš priimu atsakymą, kad iš principo jie atsakė teisingai. Tai yra žmogaus darbo instrumentai iš akmens. 5 taškai, keliauja matematikos ir matematikos institutui. Taip, ir kągi, lieka paskutinė tema, kurią jau, mėlyjei, norit, nenorit, tenka jums atsakinėti. Koks terminas sieja sporto aikštę ir žuvį? Minutė. Linija. Vandens linija ir linija. Žuvyje. Žuvis turi vandens liniją. O linijos yra sporte, ribos. Dar kitos yra. Gerai, kita versija. Linijos matosi parodytos. Bet kas dar gali būti? Ir sporto aikštė, kas yra sporto aikštė? Linijos nubrėžtos. Ne, bet kas dar gali būti? Gerai, neužsikabinam. Ko dar gali būti? Tinklas negali būti. Tinklas. Jeigu imti su futbolu, kas yra sporto aikštė ir žuvė. Bet ne kiekviena sporto aikštė turi tinklą. Bet daugelis ar krepšinio aikštelė, ar ne krepšinio aikštelė. Ne, bet palaukit, yra ta plaukimo linija. Bet čia nebūtinai žuvies. Tai du variantai, kurie? Tinklas ar visose sporto aikštėse būna tinklai? Bet, palaukit, teniso aikštė, kašio aikštė. Irgi tinklelė, yra tinklelė. Tinklas, sakykime, tinklas bandom. Taip, prašom. Tai mes manome, kad sporto aikštė ir žuvį sieja toks terminas kaip tinklas. Tas žaidimas tinklas. Tinklas. Yra tas žaidimas tinklas. Su tinklu žuvį gaudo, ne? Yra toks žaidimas žuvis ir tinklas, taip pat. O futbolo aikštė irgi yra tinklas. Ja. Ir daugelį kitų aikščių. Teniso, krepšinio. Ne visose, bet dauguma aikščių turi tinklus. Bet yra, nepasakyti, kad yra terminas. Terminas. Klausimo yra terminas. Labai konkretu. O jūs dabar atsakinėti klausimą asociacijos. Kažkas sieja. Tai priimtume, jeigu tai vadintis asociacijom. Nepriimu, mėlyje, atsakymo. Ir duodam šansą matematikoms ir informatikos instituto komandai. Mes manome, kad šitas terminas yra šoninė linija. Rugilė, taigi buvai pasakiusi šitą savoką, pats girdėjau. Šoninė linija. Bet žuvis neturi tokio dalyko kaip šoninė linija. Turi šoninė linija. Ten biškelį kitaip vadinasi. Biologai mūsų komandai klausimus sudarinėjantys yra mokslų daktarai, kurie garantavo mums, kad šoninė linija yra žuvies jutimo organas, kurio žuvis jaučia vandens judėjimą aplinkui. O, Rugilė, prašau stoti į gamtos fakultetą. Ir išmoksit terminą, kurį turi žuvis. Na va, o šoninė linija futbole žino visi. Ir atkreipkite dėmesį, kad net paveiksliukai yra dabar, klausime buvo, tos linijos fiksuotos labai taip į akį rėžiančių būtų. Ir žuvis taip nufotografuotos. Štai, mėlyjei, sutikite, kad 2 taškus pelnytai įgyja matematikos ir informatikos instituto komanda. Sveikinam. Ir rezultatas tampa 24-10. 10-24 Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos instituto naudai. Licėjus kažkaip priprato prie pergalių per daug. Nepriprato. Atprato nuo budrumo. Stenkitės, mėlyjeji, jūs dabar jau perėjom prie antro turo namų darbai. Ir matematikos ir informatikos instituto klausimas. Prašom. Mūsų klausimas yra apie šachmatininkus.
80-metyje rusų šachmatų didmeistriui Viktorui Korčnojui TSRS šachmatų sporto vadovybė nebuvo labai palanki, ko netvirai remdavo jo priešininkus. 74 metais po pralaimėjimo jam apie Korčnojų labai nepalankiai spaudai pasakė Tigranas Petrosianas. Neapsikentis tokios parties 76 metais jis paliko TSRS. Taip jau išėjo, kad pirmąjį rimtą mačą po pasirinkimo į vakarus 77 metais kandidatų turnyrėje žaidė prieš tą patį Petrosianą. Ši partija, bet kitų priežasčių buvo neįprasta dar ir dėl to, kad jos metu buvo panaudota dar viena papildoma lenta. Kodėl to prireikia? Papildoma lenta. Daugiausiai, kad vienas žaidžia su viena lenta, kitas žaidžia su kita. Kad jie negalėjo vienas kito pakęsti, žaidė, kad jie negalėjo pakęsti vienas kito ir galėjo žaisti. Arba kažkokią... Arba žaidė skirtingose valstybėse. Taip, jie ne prie vieno stalo. Kad žaidė ne prie vieno stalo. Jos negalėjo sutikti, kadangi turbūt kitoj konkurentiai šaltojo karo valstybėje buvo. Jie skirtingose buvo valstybėse. Jo, aš manau, kad praktiškai rimtą mačą pastraukimo vakarus kandidatų Jo, tai yra šaltojo karo metas ir privalėjau žaisti skirtingose valstybėse, todėl negalėjau žaisti prie vienos valstybės. Tiesiog sakyt, kad jie nežaidė prie to pačio stalo, nežaidė tą pačią lentą. Žaidė per atstumą. Ne prie tos pačios lentos, dėl to dvi lentos, vienas ant savo stumdo, kitas ant savo. Galim. Stabdom laiką. Noriu atsakinėti. Tai atsakinėti. Tai prašom. Taigi, kodėl to prireikia? To prireikia dėl to, jog šie abu šachmatininkai žaidė per atstumą. Tarkim, būdami skirtingose valstybėse. Ne tiesiog jie nežaidė prie vienos stalo. Žaista per atstumą prie dviejų lentų. Taip sugalvojom. Kiekvienas žaidžia su savo lenta. Kiekvienas žaidžia su savo lenta. Priimam, komentuojate. Tada tai vadintųsi korespondenciniai šachmatai ir jie turi atskirus turnyrus. Ir atskiras čempionatas, ir iš tikrųjų tie patys netgi reitingai šachmatininkų skiriasi, korespondencijų šachmatų ir akivaizdinių šachmatų, akivaizdinių šachmatų turnyruose. Iš tikrųjų, čia suktas klausimas yra tame, kad papildoma lenta nėra šachmatų lenta, o dėl konfliktų papildoma lenta buvo, kaip įdėta, atskiria šiuos, iš tikrųjų, per atstumą, tuos, kad juos atskirti, bet tam, kad jie vienas kitam nebandytų įspirti ar ką nors panašaus padaryti. Po stalu. Lenta po stalu. Tai čia suktas klausimas dėl to, kad lenta ne šachmatų lenta. Nepaminėta, ką papildomai šachmatų lenta. Na, mes turime priimti ir iš tikrųjų tai nebuvo korespondenciniai šachmatai. tą tikrai garantuojam. Gerbams direktoriai, tą mes prisimenam, čia mūsų laikai. Jie tikrai lošia kaip tikram pasaulio čempionate prie vieno stalo, prie vienos lentos. Bet papildoma lenta, pasirodo, buvo kažkokia. Žodžiu, jeigu protestuoti, nepriimčiau protesto, nėra kaip. Taip, atsilyginkit jūs, mėlėjai, su savo klausimų ir matematikų šiek tiek patasom nervus. Prašom. Taip. Matote 16 amžiaus italų dailininko Giuseppės Arčimboldo paveikslus. Nurodykite filosofinį terminą, kurio įvardimi šie 4 dailininko nutapyti paveikslai. Bet kad žiauriai nesimato. Čia kažkokie pavai. Ne, jis darė iš daržovių. Bet čia yra iš to, bet kaip vadinasi sudėtis. Bet sudėtinė dalis. Arba du skirtingi lygiai. Arba gištaltas yra, bet gištaltas yra kaip iš skirtingų. Tai nebūtų to prasme. Bet čia gali būti. Bet čia būtų vokiškas. Ir iš skirtingų sudėtinė dalis. Materializmas. Kokia yra filosofija, kad sudėtų iš skirtingų dalių, ta prasme? Kas toksai? Kaip ten disfrakcija nevačia. Substancija, ne. Mozaikos. Filosofinis terminas. Bitonė. Laukiam atsakymo. Mes nesame tikri, bet turime, bet kadangi reikia kažką spėti, tai mes spėjame, kad tai yra atomizmas. Atomizmas. Kur jūs jį čia matot? Na, galbūt turime mažesni daiktai sudėti dideli daiktai sudėti iš mažesnių daiktų. Ta prasme, ir kaip nors norime ką nors, kad
kokią nors filosofinę idėją, kuri pabrėžtų, kad daiktai sudėti iš mažesnių daiktų, ta prasme. Iš mažesnių elementų. Ir prieinant prie Demokritų idėjos, kad viskas išato. Galbūt yra, mes ne prie tos idėjos priėjom, nežinau. Na gerai, priimam. Atomizmas. Komentuojat. Taip, atsakymas yra neteisingas. Čia Arčimboldo pavaizdavo 4 stichijas. Tai yra vandenį, ugnį, žemę ir orą, ir tas filosofinis terminas yra stichija. Bet mąstyti galima. Nes yra pavaizduota žemė, ugnis. Na, sutikite, kad jūs kažkaip neįžiūrėjot, bet jūs nepasirinkote šitų nuo antikos žinomų 4 elementų svarstymą, aš girdėjau. Šiuo atveju, kadangi jūs priėjote, nesvarstėme apie tai. Labai arti šito varianto nesvarstėte. Jeigu dar būtumėt svarstę, o čia vis tiek tie 4 elementai labai prašosi kažką prisiminti. Aš priimčiau licėjaus komandos nesutikimo įskaityti bet kokį variantą. Taigi, rezultatas nesikeičia. Rezultatas lieka 10-24. Matematikos ir informatikos instituto naudai. Turime skirtumėlį 14 taškų, kurį galite, mėlėjai, įveikti 3 staigiais atsakymais, kuriuos Rugilė moka šitoj komandai daryti. Tai mes jau įsidėmėjome. Na, va, nereikės jums net 7. To ir linkime. Kapitonai pasiruošę. Koks tai kūrybos žanras? Europoje atsirado Renesanso epochoje, paplito 18-19 amžiuje. Mums žinoma, pavydalai gavo 19 amžiaus Rusijoje, Lietuvoje pradėtas kurti 20 amžiaus pradžioje. Antrasis teiginys. Jis laikomas gausiausių dainuojamuoju 20 amžiaus lietuvių tautosakos paveldu. Tai romansas. Rusiškas romansas, miestas, čigoniškas, žiaurusis romansas. Ant pusantro teiginio Rugilė pateikė atsakymą, kad tai yra romansas. Tačiau šiam teiginiui priklauso dar toks sakinys. Rugilė. Kitos žinomos jo formos – rusiškas X, miesto X, čigoniškas X, žiaurusis X. Taip, tai romansas. Jis laikomas išskirtinis bruožas lyriškumas. Juos dainuoja šiandien, pavyzdžiui, Vytautas jaunesnysis Landsbergis. Garsiausių žanrų, kurie neišeiktų iš Sočiaus. Ir taip toliau. Na štai, Rugilė prognozės išpildė. 4 taškai keliauja licėjaus komandai. Švelninamas rezultatas. Koks šio veikėjo pavadinimas? Tikrasis jo vardas buvo Asterijonas. Bet visi jį žino pagal pravardę. Taip. Minotauras. Pagal pravardę dabar taip vadina visas tokias būtybės. Ir štai matematikos ir informacijos instituto komandai neprireikė antrojo teiginio. Taip, tai Minotauras. Nes toliau klausime buvo. Jis gyveno garsiojo Dedalo sukurtame statinyje. Gyveno saloje, kuri garsys senovai buvusių bulių garbinimo kultų. Tai Kreta. Nors ir jo išveda kaip žolėdžius buvo žmogėdra. Jį nukovė garsus tesėjas. O Dedalo statinys, kaip žinia, labirintas, sala Kreta ir taip toliau. Na, galingai čia. 5 taškai keliauja matematikos ir informatikos institutui. Nepasiduoda jie, 15 taškų lieka. Skirtumas, dar net padidinant 1 tašku, kiek aš turiu klausimų, dar 5, nustebim aikštę. Kas čia vyksta? Taip, kas tai? Šarmula Ravigot. Nežinau. Ką? Harisa Ajauli. Harisa. Karvės jaučiai, gyvuliai, dažai. Adžika Veliute. Gerai, tai padažai. Bešamel tabasko, salsa majonezas. Taip, tai padažai.
Iš kur atskirėt? Iš Adžikos. O kodėl jūs Adžikos nežinot? Mes žinojom, bet tuo pačiu metu spaudėme tie pirmiau. Aha. 3 taškai. 12 taškų lieka. O dar turiu 4 klausimus. Nu, gerai. Kas šis žmogus? Žinomas ne tik Lenkijoje ir Lietuvoje. Atsakymas Stasys Eidrigevičius. Taip. Nu, kaip jūs iš portreto? Iš portreto atspėjot? Taip. O ko jūs neatspėjot? Vėlavom. Kaip? Suvėlavom. Irgi norėjot jau sakyti, ne? Bet dar pagalvojat. Ten labai greitas. Moteris greitas. Nu, žodžiu, tai yra vienas, aišku, žinomiausių dabar lietuvių dailininkų gyvenančių Lenkijoje ir taip toliau, skaitom atsakymą. Taip, tai Stasys Eidrigevičius, žinomas garsus žmogus. 5 taškai keliauja licėjaus komandai. Na ir žiūrėkime, kas vyksta. Aha, įdomu. 5 klausimas. Koks šios salos pavadinimas? Sala vadinasi Madagaskaras. Ne Grenlandija. Ne. Ir ne kokia nors salelė Adrijos jūroje. O jūs ką norėjot sakyti? Ta patį. Ta patį. Na, matot, sekundės reikalas, kad man nebereikia rodyti dar 3 paveiksliukų, nieko kalbėti apie Rimo Tumino režisuotą spektaklį pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę. Taip, tai Madagaskaras. 5 taškai. Mokslininkai nepasiduoda jaunimui greičiu. Įdomu čia. 22-34, 12 taškų, mėlėji. Belieka tik pagoda. 12 taškų lieka atotrukis, o bet turiu 2 klausimus. Šis Madagaskaras buvo lemtingas. Lemtingas. Koks šis įtaisas? Jo vienas svarbiausių dalių žiupsnis anglies miltelių. Kad? Taip? Mikrofonas, membrana. Nu taip, nu kas čia vyksta, siautėjimas. Taip, tai anglinis mikrofonas. Koks šios medžiagos pavadinimas? Jos valgant per daug, jie kaupiasi žmogaus audiniuose ir juos nudažo. Pavyzdžiui, taip. Karotinas? Nu taip, tai karotinas. Nu kažkaip man čia nepatinka viskas. Per daug greitai atsakot. Nu nieko nepadarysi. Šiandien šio sezono aiškus lyderiai, jie įrodė, kad ir jie žaidžia kietai. Sutikite. Kviečiu komandos kapitoną. Prašau priimti kubelį. Sveikinimai, kapitonė. Greitai atsakėt. Niekad. Visas klausimas. Nu, komandos sveikina vieną kitą. Dėkui žaidimą. Sveikinu. Tikrai norėjau, kad būtų lygiosios. Nu, nepavyko. Ne visada pasisekė. Ačiū už žaidimą.